Pirmas sluoksnis toks labai skaidrus, su šepetėliu, tai čia reiks dar šitaip tepti. Horizontaliai, kad susikryžiuotų, užsipildytų tušti tarpai. Kampe dėsiu juostą, va tokią turiu, kaip stiklo merlis kažkoks. Kai golfui sparną špakliavau, nenorėjau virinti, tai dėjau šitą merlių. Špaklius, merlius, vėl špaklius. Visai gerai laiko, jau 2 metai praėjo, visai neatšoko. Svarbiausiai, kad įskystą įmerkti į ne ant sauso uždėti ir sauso užpakliuoti, tada gaunas 3 sluoksniai ir atšoks. Svarbiausia, kad šlapias ant šlapio ir susiriša. Dabar šitą sieną padarysiu, vaikai, čia kažkur nes čia sienelė mūrysis ta iš plytų. Manau, kad užteks antram kartui ir grindims 2 kartus, 3 kartus gal. Gal 3 kartus pakartosiu. Už 20 pirkau 7 kilai. Na čia pigiausias turbūt. Tai kiek čia? 3 eurai už kilą. 3 eurai būdavo, ten mačiau už 5 eurus. Gal masė kitokia. Nu čia jau reiks, kad ir planiau tada 3 kartus. Ir dar palikt porą kartų, 3 kartus dušui. Ta kvadratėlį, oi dar mūrinės sienos. Apie 2 kvadratai. Tai reiks nutinkuoti, prasideda. Džiūsta tepant, o čia jau galim čiupinėti, atrodo. Aišku, braukėsi, bet šitą sieną antrą kartą tepsiu. Viskai išstrižiau ir tirščiau. Uždėjau juostą kampe. Paskui prieš apatinės klijuojant uždėsiu dar čia juostą, aplink tą mūrytą sieną, slankstukus apjuosiu.
vienas sluoksnis, tai va čia visai nedaug išsinaudoja. Antrą kartą pavarysiu. Ir užteks dar mūrytai sienai, šičia padui. Manau, kad išgraibysiu šį sausai. Ir liuks bacokas į naudą. Nežinau, kiek čia tos teorijos, kaip gali per siūlės tas vanduo tiek patekti, kad reikia hidroizoliacijos. Nu, kažkiek sudrėktų ten paviršius iki pusės to glaisto. Nes vis tiek čia glaistosi 5 mm. Tai vanduo tekantis, apsitaškęs sienos. Taip jau kiaurai eina. Ir kiaurai per gipsą, kad kenkia karkasui ir taip toliau. Nemanau taip. Dariau, kad lengvai ranką pasiekėme tam aukštyje. Yra šitą sieną, čia nebaigiau, man numirė telefonas, su tais kryžiukais skaitėjau, keičiau kryptį kryžiuko. Kišau taip, o kai kurios teko ir taip pakišti, nes, šiek tiek aukščiau, čia gal 0,5 mm. 1,5 mm. Jeigu čia 1,5 mm, tai tada čia 2. Jo, pradėjau kišti taip, nes taip man, iškrisdavo kažkuris kraštelis. Darbą pridariau, bet visai tobulai. Nei vienos nereikėjo pripjauti. Čia irgi įsispraudė visai gerai. Praktiškai plonas siūlytė silikono ir viskas gerai čia. Žinot, kodėl gerai? Nes tuoj parodysiu, kodėl čia viskas idealiai. Nes lubos dar spiruliuoja šiek tiek man. Tai čia 1 milimetrų jas sukelt ir plytelį įgrūst be problemų. Tai man čia nuostabu tiesiog, kaip aš negalvodamas netyčia savo prisilengvinau darbų. Gerai, manau, kad šitą sieną pirmąją. Jo, drąsiai. Svarbiausia, aukštų kleckų nepalikti, nes dar plus plytelių klijai, plus šitas gali išsimušti aukštis, paskui pabėgti toks. Čia dar kliurką pasidariau savo. Su šita kraštinė. Žodžiu. Tai va čia ties vidurio, tos dvi plytelės vidurinės. Jos pasipūtė per milimetrą gal. Todėl, kad
šitos gėlėtos rupūžės, jos yra platesnės negu tos. Ir jos netelpa uždėjus. Čia belekiek. O čia visai suvariau. Parodysiu belekiek čia va. Nu va. Čia lygiai. Eina. Pyst va. Koks kampas, tai čia kur akis neveda, tai jau dariau šlykščiai. O čia stengiaus pramėtyti, dalinau, čia gavos beveik be siūlių. Kai konus sueina, susiglaudžia ten toliau. Bet. Ir paskui užmiršti tą dalyką, dedi tas viršutinės. Prasideda toliau tie nesutapimai. Nu ir viskas man pradėjo bėgiot. Vien čia sako, rodiklis turi būti. Nu įdomu. Ir ta rodiklė ar nėra. Skanuojam. O va, yra. Va. Matot, į kairę arba dešinę didi. O aš turbūt pradėjau makaliot. Ir man praktiškai virsta jos tarp dviejų plytelių virsta jos į vidų. Arba kyla piramidė. Viena, jie atrodo nedaug, šitą idealią išlyginę su jau gušiuką didį per visą eilę išlyginę idealiai. Uždedi šitą eilę ir vėl viskas va šitaip zigzagais. Tai turbūt čia tavo ir paslaptis yra, kad atsakymas va čia. Va čia va. Ant šitos strėlytės. Gerai, bandysim ir paaiškinsiu, ar taip gaunasi idealiai pagal tą rodiklę ar ne. Nu čia tokių sienų dabar neliko, čia 1,30 m. Kas yra čia dabar? Ir čia metras liko. Ir liko dušiam šito bardako. Vienas grįžimas. 2 grįžimai. Čia jau prisiglaudęs, reiks pakaitinti ir atitraukti. Arba tiesiog išpjaut plytelį ir įkišt taip. Na ir ką, liko dar tada klijuosiu vientisai šitą sieną ir tik tada mūrinsiu. Ir bus aiškiau, nes vienose namuose dariau atvirkščiai, išmūrinau, nepaskaičiavau, tai 3 cm liko iki, 3 cm be plytelių liko. Tai, kaip taip padaryti? Tai rudbandais kažkokiais ir dažiau lubų dažais. O dabar visą šitą išklijuosiu be kliučių ir tik tada gręžiuosiu sienas
Čia va ir pažymėta, kur eina plokštė. Pum. Užgipso. Ir tik tada pasimūrinsiu aš ją. Apeinam čiaupus. Prastai neklijuosiu, nesustabdys. Kaime bus gerai. Kažkas liks, aš jau tiek negailiosiu. 4-5 sluoksnius. Tikrai ne. Uždengiam